Šį kartą pakalbėsime apie namo pirkimą ir procesus ir momentus, kuriuos reikia turėti omenyje prieš renkantis namą. Taigi, pats pirmas dalykas, iš tiesų, reikėtų pradėti nuo gražių dalykų, dėl ko jūs perkate namą. Pagalvokite ir su savo šeimos nariais padiskutuokite apie tai, ką jūs ten norėtumėte matyti, kas ten turėtų būti, galbūt kokį vaizdą pro langą norėtumėte matyti, atsikėlę ryte ar eidami miegoti, kaip įsivaizduojate save, savo svajonę name leidžiančius laiką, kaip leidžiate laiką svetainėje, kaip galbūt pusryčiauti su šeima virtuvėje, koks tas visas vaizdas, kas ten turėtų būti. Gal viena iš jūsų svajonių yra, kaip jūs vasarą išeinate ryte visomis pavaikštate po pievą. Šitie visi vaizdai ir svajonės padėsite savo geriau žinoti, ko jūs norite. Kaip apsispręsite apie tos dalykus, reikėtų pereiti prie labiau techninių dalykų, tokius kaip architektūra. Tai į tai įeina ir namo dydis, namo plotas, iš ko namas pastatytas, kokios statybos jisai yra, ar naujos ar senos, ar jisai pastatytas prabangesnėmis medžiagomis, ar tiesiog paprastesnis, ekonominis labiau variantas. Taip pat vertėtų pamastyti ir apie reikalingo sklypo dydį. Kokio jums sklypo tik pilnai užtektų. Įvertinus šios dalykus, reikėtų pereiti prie pačios namo vietos. Tai taip pat nemažiau svarbus klausimas ir reikėtų atkreipti dėmesį į ten esančias komunikacijas, susiekimą su miestu, kelius, kaimynus. Vėlgi tikriausiai norėsite statyti namą, kur kaimynai galbūt jau yra seni, atrišę namai ir neaišku, kokia ta aplinka bus ateityje. Sekantis etapas yra lėšos ir pinigai, kaip jūs planuojate tą namą įsigyti. Ar imsite banko paskolą, ar teks parduoti kitą turtą, ar tiesiog turite santaupų tam atsidėję iš karto jau. Visus šios dalykus apmąsčius ir jau žinant atsakymus į pagrindinius klausimus, belieka planas, nuo ko pradėti ir kaip organizuoti patį paieškos procesą. Tai yra gan plati tema iš tiesų ir kadangi kiekvienam žmogui tas planas yra sudaromas asmeniškai, tiesiog vertėtų kreiptis į nekilnojamo turto brokerį, kuris padėtų jums namą nusipirkti.